nepraėjus 20 metų, sakyti, aš buvau už tai, kad Lietuva taikiai gyventų su Rusija. Kaip aplinkybės pasikeitusios. Kaip pasikeis aplinkybės. Kaip būna sakydavo, kad tarybiniais metais kovoja savo mažus karus. Taip. Ir mes prarijome šitą muilą, prarijome šitą apgavystę, kurią pateikė senasis Landsbergis, nes jisai pasakė labai gražiai, literatūriniai labai gražiai, tegul ši dalia būna Lietuvos dalia. Nu tai pasakė, vos nepasakiau Lietuvos išdavikas, taip negalima, bet jis tas, kuris prisisiuva Lietuvą prie savo kišenės. O prie kišenės, jeigu Lietuvą prisisiuvi, tai tada esi degradavęs totaliai. Nes tada Lietuvą matai tik tai per savo asmeninę gerovę arba susidievinimą. Apoteozė. Aš kaip dievas. Karalių saulė. O čia mano čia. Šalis ir tie šunauja. Dėl to vyksta nuolat kova apie tai, kad jis pirmasis vadovas, kad reikėtų jį teisinti. Aš vis pakartosiu, taip, jisai Lietuvos tarybų socialistinės respublikos aukščiausio teismo, aukščiausios tarybos pirmininkas. Angliškai būtų spikeris. Spikeris. Tai tą temą tada ir galima pabaigti.